Atliekų šalinimas sąvartynuose – pats blogiausias nereikalingų atliekų išmetimo būdas. Bet Lietuvoje virš 90% visų komunalinių šiukšlių patenka į sąvartynus. Tuo tarpu Švedijoje į sąvartynus patenka vos 1% šiukšlių. Kitose valstybėse šiukšlės surenkamos, perdirbamos ar sudeginamos išgauti šilumai ar elektrai. Taip mažinama sąvartynų kiekis. Todėl savo miestelio gyventojus norime supažindinti, kaip rūšiuoti šiukšles, kad jos visos nepatektų į sąvartynus. Žinote, kad į popierių skirtą konteinerį negalima mesti po kėlimo, traškučių, servetėlių, popierinių maišų. Ar žinojote, kad kartoninės gėrimų pakuotės, skardines nuo gėrimų, konservų dėžutes ir metalinius dangtelius reikia mesti į plastmasei skirtą konteinerį? Taip, žinojau. Pamirštumėt, kaip rūšiuoti ateityje šiukšles. Štai tokioje stambio gabaričių atliekų surinkimo aikštelėje iš gyventojų nemokamai yra surenkamas atliekos, kurias netelpa įprastame konteineryje arba yra pavojingas aplinkai. Tai nebereikalingi baldai, naudotas padangos, statybinės atliekos, nenaudojama elektros įranga, tai yra pavojingų medžiagų. Taigi turime puikią galimybę pasirūpinti mums nebereikalingais daiktais. Juos reikia gabenti čia. Šiukšlių daugėja dėl neatsakingo žmonių elgesio. Mes 21 amžiaus karta norime ir tikime, kad žmonės nepatingės rūšiuoti. Jei norite, kad būtų Lietuva švari, nešiukšlinkite, nes po mūsų čia gyvens mūsų vaikai ir anūkai. Tad darykite išvadą šiandien. Reikia stengtis, kad Lietuvoje būtų perdirbama kuo daugiau šiukšlių, kad kuo mažiau jų patektų į sąvartynus, kurie teršia vandenį, kurį mes gerime, orą, kurio kvėpuojame ir gamtą, kurioje gyvename. Mes nenorime gyventi aplinkoje, kur aplink vien šiukšlės. Tad rūšiuokime kartu!